Ką turim? Nukentėjusioji moteris su regos negalia gyveno su vyru ir jo tėvais. Augino dukrytę. Ta vakarą namie buvo tik jis su vaiku ir vyras. Tas keistas baldų išdėstymas. Nuo to ir prasidėjo konfliktas. Vyras, kaip dažnai darydavo, perstumdė baldus, kad jį ką nors trenktųsi ir išvadino ją akla višta. Buvo paslėpęs ir piniginės su kortelėmis. Sužinojus tą vakarą jį pratrūko. Cituoju. Viskas nebemelšytų manęs, užrausiu tavo aukso kasyklą. Tada jis pasakė, kad priduos ją vaiko teisėm, kaip netikusią motiną. Ir jėga išstūmęs į balkoną užrakino. O lauke vakaras, minusinė temperatūra. Ar jis šaukėsi pagalbos? Ne, vyras prigrasino, kad užmuš, jeigu triukšmaus. Laimė ją pamatė kaimyną. Jis ir iškvietė policiją. Šį kartą pasisekė. Smurtas prieš moteris su negale gali būti ne tik fizinis. Sužinok daugiau matomos.lt. Kreipkis pagalbos.